Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 92 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie try catch blokus. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Parašysime labai paprastą kodą. Tai, ką mes čia darome? Mes turime masyvą, masyvas sudarytas iš 10 reikšmių, mes atsitiktinai paimam 2 elementus ir vieną daliname iš kito. Ir tą rezultatą išvedam į ekraną. Ir kai mes paleidžiam tą kodą, mes matome, kad 8 padalinti iš 4 tai yra 2. Bet jeigu mes įdėmiai pažiūrėsime į tą kodą, galim pastebėti, kad jis gali pas mus nesuveikti dėl kelių priežasčių. Tarkim, pas mus divider index bus 0 ir mes norėsime paimti tą nulinį elementą ir bet kokį kitą elementą padalinsime iš 0. Tai iš 0 mes dalinti negalim, dėl to pas mus gali įvykti klaida ir kodas toliau nebus vykdomas. Arba kitas variantas, mes galim paimti elementą pagal 14 indeksą, tokio elemento pas mus nėra ir irgi tai yra klaida, mes išėjome už masyvo ribų. Tai pabandysim dabar paleisti kodą ir pažiūrėsim, gal pas mus įvyks ta klaida. Ir kaip jūs galite pastebėti, tikrai pas mus įvyko klaida. Mūsų indeksas išėjo už masyvų ribų. Ir kodas toliau visai neveikia. Kai įvyksta klaida, viskas programa pas mus lūžta ir nieko neįvyksta. Tai egzistuoja toks blokas kaip try, kur mes galim vykdyti kodą, kuris gali mesti kažkokį exception, kuris gali ir nesuveikti. Ir tada po bloko try mes galim parašyti bloką catch. Tai pagauti kažkokį exception, kuris pas mus įvyko ir kažkaip tą exception apdoroti, pranešti vartotojui, kad kažkas suveikė ne taip, kaip mes norėjome. Čia pas mus ateina kažkoks exceptionas ir mes galim pasakyti, kad pas mus įvyko klaida ir išvesti klaidos pranešimą. Ir dabar, kaip matote, viskas suveikė be klaidų, labai gerai. Bet kitą kartą, kai mes paleidžiam kodą, jau programos exit kodas pas mus yra 0, tai reiškia, kad programa suveikė teisingai ir mums praneša, kad mūsų indeksas išėjo už masyvo ribų. Tai iš exceptiono mes galim ištraukti message'ą ir tas message'as yra index out of range exception. Ir tai padeda mums kažkaip apdoroti exceptions, kurie pas mus gali įvykti programos vykdymo metu. Bet labai blogas įprotis, jeigu jūs žinote, kad pas jūs yra kažkoks kodas, kuris gali mesti exceptioną ir jūs tiesiog paliekate tuščią catch bloką. Tai nieko nedarote, nekaip neapdorojate tą exceptioną, iš vis net ir šito dalyko nerašote, tiesiog paliekate catch. Toks atvejs yra žiaurus, labai blogas ir taip daryti negalima, nors ir kodo redaktorius leidžia taip daryti. Jau geriau, kad programa toliau neveiktų, negu įvyks kažkokia klaida ir ta klaida nebus tinkamai apdorota. Pažiūrėsime į pavyzdį. Mes sukursim funkciją try sum to numbers from user input, useris įves vieną ir kitą skaičių ir mes atiduosime po to rezultatą. Ir taip pat iš tos funkcijos mes atiduodame boolą, tai true, jeigu viskas gerai, ir false, jeigu viskas negerai. O pats rezultatas bus įrašytas į kintamąjį sum, kuris pas mus yra kaip argumentas. Tai mes parašym funkciją, kurią viską ir skaičiuojam. Mes gaunam vieną kitą stringą, žiūrim, jeigu vienas arba kitas yra null, tai pas mus buvo blogas įvedimas ir mes tada atiduodame false. Ir tada bandom išparsinti vieną ir kitą elementą ir sudedam tos 2 elementus ir atiduodame true. Paleisim kodą ir pažiūrėsime, kaip viskas veikia. Ir kaip matom, viskas veikia gerai, tol kol useris įveda tinkamą inputą. Bet jeigu aš įvesiu netinkamą inputą, pas mane vyks klaida ir programa suveiks ne taip, kaip mes norėjome. Ir exit kodas jau bus ne 0, o kažkoks kitas. Ir čia, kaip matote, string invalid format pas mus įvyko klaida. Tai pabandysime čia pridėti try catch bloką ir pažiūrėsime, kaip viskas veiks pas mus. Tai jeigu viskas bus gerai, pas mus tas kodas suveiks iki galo ir mes atiduosime true, bet jeigu įvyks kažkokia klaida, mes galim tą exceptioną pagauti. Čia bus įrašytas exceptionas, kuris pas mus čia įvyks ir mes galim tą exceptioną išvesti į ekraną. Prie sumos priskirsim 0 kaip default value ir atiduosime false. Ir dabar, jeigu mes paleisim kodą ir parašysime A ir B, tai galim pastebėti, kad exit code pas mus yra 0. Tai reiškia, kad programa suveikė teisingai. Mes išvedam pranešimą apie tai, kokia buvo klaida ir sakome, kad mums nepavyko sudėti 2 skaičių. Kažkas buvo negerai. Ir mes galim pratęsti tą darbą toliau. Tai jei čia ir įvyks klaida, programa nesustos, o bus vykdoma toliau ir mes net apdorojam tą dalyką, mes sakome, kad nepavyko mums suparsinti, reikia bandyti arba dar kartą, arba daryti jau kažkokius kitus veiksmus. Tai pranešimas buvo perduotas. Tarkim, jeigu mes parašysime dabar tokį kodą, mes sakome, kad bandysime tol, kol mums nepavyks paskaičiuoti ir tada išvesime pranešimą apie tai, kokia pas mus yra suma, kai galų gale mums pavyks viską paskaičiuoti.
Ir kaip matom, bandome taip, nepavyko. Bandom dar kartą, vėl nepavyko. Bandom įrašyti jau normaliai skaičius ir viskas pavyko. Mums sako, kad suma yra 9. Tai tokiu būdu, naudojant try ir catch blokus, jūs galite apdoroti exceptions. Kitos pamokos metu mes kalbėsime apie tai, kaip mes galim turėti daugiau catch blokų. Taip pat mes kalbėsim apie finally blokus ir apie savo exceptions. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašymą. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.